116% pelno. Kaip sakoma Lietuvoje, opai krito. Taigi, sveiki atvykę į Dubajų ir čia mes atvykom išpildyti mano svajonę. Mano svajonė yra sukurti tokius mokymus, kad žmogus, kuris nieko nesupranta apie kripto, galėtų jais lengvai pasinaudoti. Pasiemam žmogų, kuris nieko nesupranta, lietuvių pemam ir kimam į darbus. Tai galim susipažinti truputėlį su kolega. Galimai jūs jau jį pažįstat, galimai ne. Tai yra vienas ir vienintelis Būgnai. Timūrai, ką čia veikiai papasakot? Sveiki, ačiū už pristatymą. Taip, mano vardas Timūras ir gyvenu Dubajuje, pradėjau savo karjerą Dubajuje, dirbu ir labai man patinka čia viskas, kadangi kainos yra tokios pačios kaip ir Lietuvoje, bet vienintelis skirtumas, kad čia yra visus metus vasara. Tikrai pasirinkau Dubajų ir labai patinka. Rašykite komentarus, kaip vertinat Timūro Lietuvos žinias, o kainos, tai kainos. Kaip ir minėjo Timūras, kainos kaip Lietuvoje, tik tai čia alkoholio kainos yra labai didelės. Musulmonai, kiek aš žinau, jeigu neklystu, jie nevartoja alkoholio, nes tai yra haram. Tai vienas toksai butelys, štuka, 2 buteliai jau matematikos uždavinys, o jeigu dar pridedam, kad padauginti šito, tai jau apšė gaunasi mėnesinė Lietuvos alga. Keliaujam dabar pavalgyti, žiauriai karšta, tikrai ne mano idėja buvo čia eiti kažką daryti, bet jo, einam pavalgysim ir tada bus kita diena ir rytoj pradėsim tradinimo mokymus visus. Kaip minėjau, jeigu jūs norite irgi išmokti tradinti, grupės linkas bus bio. Let's fucking go! Sekantis dalykas, kokį aš dar norėčiau labai paminėti, tai jeigu visas šitas projektas turės sėkmę, matysim, kad tikrai žmonėms patinka, bandysim tobulinti patį produktą, imti kitą žmogų, iš naujo mokyti, tiesiog bandysim tobulėti ir gal net imsim kada random žmogų. Ant tiek blogo, kad taksą pasiėmėm. Taigi, sveiki atvykę, nauja diena ir šiandieną kimbam jau į rimtus darbus. Tai kokie tai rimti darbai, tai pradedam tradinti ir kaip reikia tradinti ir kaip aš sudarinėju signalus. Tai pirmas dalykas, visus signalus, kuriuos mes jums parodysim, kuriuos mes atliksim, jie yra atsiųsti į nemokamą grupę. Nemokamos grupės linkas yra bio. Kodėl jie yra siunčiami? Dėl to, kad viską norim padaryti kuo labiau legit. Aišku, visiems neįtiksi, bet mes čia netok. Kimam šiaip į darbus, ko galima tikėtis šią savaitę iš marketo. Iš tikrųjų, aš, kai esi laisvo, sekmadienis, tai ką noriu, kai esi laisvo oro direktorius, nežinai, kelintadienis, ką galima tikėtis kitą savaitę iš marketo. Iranas, jeigu neklystu, yra numeris 1 pagal naftos eksportą. Jeigu ne numeris 1, tai top 500%. Ir pro tenai labai daug praplaukia naftos. Tai kas atsitinka? Jeigu tenai yra žodžiu toksai praplaukimas. Įsivaizduokit, sala, bala, sala ir čia plaukia nafta, laivai, ne? Jie turi praplaukti. Ir tą visą pusiausalį, tą pravažiavimą valdo aš nežinau, galima sakyti, labai daug valstybių yra įkišę tenai nagus. Ir kas atsitiktų dabar Iranui susišviečia, jie uždaro ir nebeleidžia naftai pro ten praplaukti. Kas atsitinka? Naftos kaina kyla, panika, ekonomika krešina. Šortinam visą marketą. Tai viskas atrodo nelabai paprasta, bet reikia laiku ir vietoje atsirasti. Viskas. Reikia tiesiog laiku ir vietoje išgirsti, kada paleido pirmą bombardylą, krokodilą į Iraną, užsidarė tie ir viskas. Geriau, kad taip nebūtų, aš treidinu pagal tokią strategiją. Ir kodėl aš, pavyzdžiui, treidinu pagal tokią strategiją? Nes daugelis gali sakyti, oi, taigi čia techninės analizės, taip ir taip. Buvau lapkričio mėnesį Bybito evente ir man buvo galimybė su Bybito CEO Benu pašnekėti ir mes prisėdom prie stalo, apvalus toksai stalas ir jam uždavė labai gerą klausimą. Jo paklausė, Benai, jeigu tu pradėtum treidinti arba žmogui, kuris nori pradėti treidinti, ką tu jam pasiūlytum? Naudoti techninę analizę, naujienas ar sudėti abudu? Ir jis labai protingai ir labai paprastai pasakė. Sako, žmogus po kairę atsidarys techninę analizę, kad reikia longin. Kitas atsidarys, kad shortinti. Protingas žmogus sulauks naujienų ir tada tik tai darys techninę analizę. Vėl, kiekvienas treidina skirtingai, aš treidinu pagal naujienas, po to gal darau kažkokią techninę analizę, bet kas mane seka, tai žino, kad mes jau viešai treidinam gal 5 metus, 6 metus, nežinau, plius minus Kripto Lietuva. Viešai dirbam, viešai treidinam ir visi žinot mūsų rezultatus, vieniem patinkam, kitiem ne, bet ten, kur įsivelia pinigai, visi laimingi niekada nebus. O toliau tai tiesiog, let's go, einam į dušą, nes vėl karšta ir žiūrėsim. Let's go. Taigi, realiai,
baigiam filmuoti, išėjom čia, tai tarp kitko, kad būtų viskas labai aišku, šiandien yra sekmadienis, 15 diena, Dubajaus laiku, 1:30, tai kol mes šnekėjom, Izraelis paleido bombardyrą krokodilą ir iš kripto marketo per 60 minučių likvidavo 335 tūkstančius JAV dolerių. Tai va čia visas šitas dalykas crazy yra, tai va mes dabar tiesiog reikia stebėti naujienas, kas vyksta. Aišku, va jums, pavyzdžiui, kurie jūs žmonės norit išmokti tradinti, ne, kame bus dabar biški toksai, jūs įsivaizduokit, kad dabar kai išeis šitie vaizdo įrašai, nu, tai galimai jau nebebus pagrindinis topikas Iranas ir Izraelis, bus kažkoks kitas topikas. O tuos topikus, kokius reikės sekti, irgi rasti nemokamai grupiai, kur linkas bus bio. Nepanikuokit, jums viskas bus kur, nemokamai grupiai linkas bio. Sveiki, antra diena. Assalamu alaikum. Šizda, ne? Sakiau lietuviškai nelabai. Žodžiu, važiuojam. Tai šiandien aš dabar pamokysiu Timūrą, kaip reikėtų atlikti signalą. Pirmas elementariausias dalykas, kurį aš visiems sakau žmonėms yra svarbiausias, tai yra Hariokas. Ne Hariokas sakau visiems svarbiausia, o sakau, kad reikia pradėti supratimą, kas yra cross ir isolate. Isolate, čia aišku parašyta anglų kalba, bet aš žinau, kad daugelis žmonių tingi skaityti. Patikėk. Isolate tai yra, kad pozicija negali nueiti daugiau negu 100% į minus. Žodžiu, minus 101% neįmanoma. Pasiekia minus 100%, pozicija užsidaro viskas. Su cross atvirkščiai, mūsų pozicija gali nueiti ir į minus 200, į minus 300, į minus 400, kiek norim. Kol yra pinigų, mes galim pisti minusą realiai. Bet kai mes pasirenkam cross, svarbiausia yra neužmigti prie kompo ir pirmiausia nusistatyti stop lossą. Nes jeigu nėra šito dalyko, čia nenusistatom šito stop losso, mūsų pozicija per naktį gali ištraukti visus pinigus iš balanso ir atsikelsime basi. Bet dar iki šitų daeisim, galim tada pašnekėti apie svertą. Svertas irgi labai paprastai veikia. Na, tai jeigu mes renkamės 10x, kaip pavyzdį renkamės 10x, ne, ir turime šitus du pasirinkimus. Long ir short. Tai jeigu mes pasirenkam long, tai gausim pelną, kada valiuta kyla. Jeigu pasirenkam short, gausime pelną, kada valiuta krenta žemyn. Bet, kad suprasti elementarų labai paprastą tą dalyką, iš kur tie procentai, kaip jie atsiranda. Ne? Tai jeigu bitcoinas, tarkim, pakilo 1% ir mes pasirinkom long poziciją su 10 svertų, mes gauname 10% pliusą, nes pasirinkom long poziciją. Jeigu mes pasirenkam short poziciją ir bitcoinas pakyla 1%, ką mes gaunam pasirinkę short poziciją su 10x svertų? Bibi žino, seniai. Bibi žino, ką. Ne, tai seniai, labai paprastai, žiūrėk, tai labai paprastai. Long yra gaunamas pelnas, kada valiuta kyla, taip. O short yra gaunamas pelnas, kada valiuta krenta žemyn. Taip. Žiūrėk, aš pakartosiu klausimą. Dabar bitcoinas pakilo 1% ir mes buvom atsidarę poziciją short, kada pelnas yra gaunamas, kada valiuta krenta su 10x svertų. Ką mes turime? Pliusą, minusą, kiek ko? Tai vienu žodžiu, mes atidarėm shortą, o bitcoinas pakilo 1%, pakilo. Taip, o mes atidarėm shortą. Gerai, pamirštam tą bitcoiną, ne? Pamirštam bitcoiną, atsidarėm Ethereum poziciją, long poziciją, taip. Su 15x svertų. Taip. Valiuta pakilo 2%. Ką mes turim? Tai 30%. Šaunu, gerai, dar, taip, teisingai. Dar vieną, čia apkarsta, draugai. Gerai, bet dar čia nepabaiga, dar vieną testuką, karočią, ne? Naudojame 2x svertą, 2x svertą, atsidarom short poziciją ir valiuta pakilo 10%. Turim minusą, kiek pakilo? 10%. 10%. Ir naudojam 2x svertą. Tai minus 20% mes turim. Gerai, šitas viską išsiaiškinau. Aš tikrai galiu tikėti, kad aš tikiuosi, kad tau aišku. Jo, dabar aišku tikrai. Tai va toks principas su to long ir short. Sekantis dalykas, taip kaip ir minėjau, yra svarbiausia nustatyti stop lossą. Nusistatomės va čia stop lossą, nes jeigu mes nenustatom stop lossą, ta pozicija gali mums sudeginti visą balansą, kaip ir minėjau. Kuo skiriasi limit ir market, negalim pašnekėti. Market atidarys tau poziciją už esamą marketo kainą, už va šitą kainą. Okay. Bet galim kaip pavyzdį tau, tarkim, paimti, tarkim, net nebūtinai, tarkim, bitcoinas, įjungti. O, čia iš vis ganėtinai nauja valiuta. Mums atidarytų, jeigu renkamės market, už šitą kainą. Market kaina reiškia dabartinė valiutos kaina. Limit mes patys galim nusistatyti, už kokią kainą norim, kada atidarytų. Jo, market atidaro už dabartinę rinkos kainą, kuri visada čia būna. Limit yra, čia įrašom skaičiukus ir mums atidarys, kai šitus skaičiukus pasieks. Toliau ir čia apačioj, matai, rašo cost. Tai čia rašo, kiek mes USDT ruošiamės padėti ant signalų. Tai tarkim, mes, jeigu matai, va čia sumažinu, dėsim tik $16, ne? Ir matai, va čia yra liq price, ne? Likvidacijos kaina. Ką čia reiškia? Kad mūsų visas balansas sudegs, kada bus pasiekta šita kaina. Kodėl nerodo? Nes, mes dedam labai nedidelę pinigų sumą ir mūsų balansas turbūt išlaikytų net ir minus 500%. Bet kaip aš minėjau, jeigu mes, tarkim, žiūrėk, pasirinksime jau
5 procentų mums iš karto atsiranda, kad kada šita valiuta pasieks va šitą kainą, mes būsim likviduoti. Tai reiškia, mūsų visi pinigai išeina šailom. Pasirenkam svertą, tarkim 20x, tai mūsų likvidacijos kaina iš viso dar labiau, dar greičiau mums pasiektų. Kuo didesnis svertas, nu tai tuo didesnė rizika. Šiaip, kadangi jau šitas yra dalykas, atidarytas visas šitas čatas, kaip ir minėjau, čia yra Timūro paskyra, mes mokinam jį tradinti, tai mes čia įdėję esam $100 čia dar, nu, yra kiti, bet mes įdėjom žodžiu $100. Darom ir čia galim pažiūrėti mantelį. Va, kur mes davėm nemokamą signalą, kaip tik va, nemokamas signalas 2 procentų. Mes visus Timūrai, kuriuos atliksim signalus, kad žmonės tikrai žinotų, kad čia yra legit, mes šitą signalą atsiuntėm va šiandieną, va yra Fartcoins, ta pati valiuta, be 10-12 šitų laikų jaučiu. Tai va, šitą mes įsiaiškinom, yra gal kažkokių klausimų? Pakol kas, all good, jeigu ką paklaus. Reikia tiesiog vieną kartą parodyti, o paskui jau daryti. Gerai, tai vat galim ir pabandyti, žiūrėk, jau 2-4 procentai, bet aišku, mes šitos valiutos padėjom tik tai $4, nes tavęs nebuvo, tai nenorėjau rizikuoti, kad po to nesakytum, kad įmės, kad gal šimtuoklį reikės tam, jeigu sudegs. Bet gerai, pumpuoja, on the go, let's go. Gerai, tai darom tau tada pavyzdėlę, ne? Įmam pavyzdėlę. Kaip ir minėjau, aš naudoju ne indikatorių, aš naudoju šitą produktą. Kaip aš jį naudoju? Kaip tai naudoju? Tai aš jį naudoju pagal naujienas. Ar šitas naujienas, kurios išėjo, kurias aš dabar matau prieš akis, ar jos bus long ar short? Ir kad tavęs gal dabar labai neapkrauti su šitom naujienom, visų šitų dalykų, kur ieškot, kas kaip kur darosi, tiek jūsų, aš tau irgi duosiu Kripto Lietuvos grupės, nemokamos grupės linką. Visa ta informacija visada būna, nu, tu vis tiek mane Instagram'e follow, tu matei, aš pisu daug kontento apie kripto. Tai tenai būna grinai, kad ne visi videkai kelti, ten keliami tik tai patys pagrindiniai. Tai pagal tai galima susidaryti nuomonę, ko galima tikėtis, plus tu girdėsi, žinai, tu vieną videką pažiūrėsi, 2, 3, 4, 5 ir jau po mėnesio plus minus žinosi, ko reikia klausytis, ką dar labai siūlau. Stenkis dokumentuoti, susirašyk į ragelį ar kur, kaip tau sekėsi. Kodėl, tarkim, tu galvoji, kad tau šita pozicija pasisekė? Kodėl tu galvoji, kad nepasisekė? Analizuoti. Jo, ir tu tada turėsi tokį kaip žurnaliuką. Gerai, o dabar, nu tai galim šokti prie šito irgi. Dėl ko aš rinkčiausi šitą poziciją? Dėl to, nes atsidarius rytoj akcijų rinkai mes pamatysime kritimą. Tai akcijų rinka nedirba savaitgalį. Kripto rinka labai yra susijęta su akcijų rinka. Akcijų rinka nedirba savaitgalį. Aš nenoriu tau labai daug informacijos per vieną kartą, žinai, suduoti karočią. Todėl, kaip ir minėjau, nemokamos grupės linkas yra bio, ten bus tau supaprastinta ne tai, kad sistema informacija, o tiesiog, nu, tipo, tu pagausi, kur tau reikia tas naujienas, žinai. O naujienas tu žiūri, ta prasme, o seni šaika... Atsikeli ryte, paimgi TV ir žiūri naujienas? Ne, matai... Ar per ragelį? Pavyzdžiui, aš tai per ragelį, aišku. Ne, aš žinai, kaip darau, pas mane TikTok'e yra karočią feedas, tipo, tu žinai, ką tu tipo, nu, realiai žiūri, ką tu, tipo, va, jeigu, tipo, realiai paimčiau ragelį, atsidaryčiau man vien feedas apie kripto. Aš follow vien tik tai kripto karočią visokius, o ten nepašalpinius, ten visokius, ten, nu, žodžiu, ne baimachų ir žytės metu. Taip galiu pasakyti aš jau. Bitcoinas yra pati stipriausia kriptovaliuta, ne? Taip. Tai jeigu kris Bitcoinsas, Ethereumas irgi kris. Bet jo, aš rinkčiausi Ethereumą, nes aš manau šiuo atveju, kad jeigu kris Bitcoinas, mes tikrai padarysime daug daugiau pinigų. Tai dabar tavo tikslas yra atidaryti short poziciją Ethereumo ir čia yra take profitą, žinai kokį dėl 2,490, 2,490, ne? 2,490? Ja. Čia gali pasirinkti monetą. Tipo, čia, va, jo, čia renkėsi... Ethereum. Yes. Jo, ir sekantis irgi dalykas, visada renkamės futures. Matai, va, kai darai... Futures? Jo, va, čia visada bus visi futures. A, čia yra spot. Jo, spotai tenai, karočią, nu... Nereikia. Nereikia. Gerai, nereikia. Nu, nepizdu, nereikia. Na, kupiubė. Ir tu sakei, shortą... Aš nežinau, tai atsidaryk, pasižiūrėk, kokis turi. Čia, vat, jeigu paspausi, va čia ant čarto, kur yra indikatorius, ne, tu vat, matysi. Matai, šiaip tai vat, gali čia susirasti, tai va čia yra tas sell, tai va čia reiškia, nu, čia ta pozicija atsirado, ne? Jo. Bet entry yra čia, tai reiškia, jinai dar yra aktyvi. Tai tarkim, žmogus, kuris buvo atsidarė, kai tik jinai atsirado, tai jisai galėjo nueiti ir į pliusą. Bet neatsirado priešinga pozicija, tai net signalas grįžo iki entry, tai dabar tau reikia va šitą atsidaryti. Tai mes ieškom short pozicijos. Tau žodžiu short, sell. Naudok 10x vertą. Nu, sensei jau. 5 procentų banko dėk. 5 procentų? Nu, arba gali čia dėt 2,5. Nu, kiek nori dėk tavo pinigai yra. Čia atsimeni, kur rašo Kosta pačio. O pasiūlytum 2,5 ar 5? Realiai dėk gal geriau 20 procentų. Ir tai čia jau, nu, tipo, taip nieks nededa, žmonės 3,5 procentus. Žmonėm tokie kaip tu, kurie ateina vakarėti, tai aš siūlau visada dėti vienodą sumą. Tarkim, ant kiekvieno signalo dėti po 100 eurų. Bet dabar tai čia tiesiog tai mokamoji medžiaga, pasirink 20, nežinau, gali ir tai palikti. Gerai. Ir tada TPSL. Jo, TPSL.
Ir čia matai yra 3 targetai, tai visada rinkis patį paskutinį. Patį paskutinį? Jo, geriausia, visada. Geriausia. Tai čia rašyti. Taip. Indikatorius nerodo stoploso, indikatorius parodo, kad reikia atsidaryti priešingą poziciją. Tai reiškia, tau reikia sėdėti ir stebėti chartą, nes jeigu atsiras priešinga pozicija, reikės užsidaryti. Tai šią akimirką kem 1% siunčiam į grupę, kad būkite atsakingi už savo pelną. Atidarėjai? Atidariau. Sell, short, liquidate, price. Taip. Ok, good. Viskas. Dabar tai tiesiog reikia stebėti, laukti ir realiai galima užsidėti notificationą, karoči. Tiesiog va čia, yra alert paspaudi čia alert, susistatai visus dalykus ir gali nusistatyti, iki kada galioja, tarkim, kada nori galioti. Ir mums dabar man yra geliai ir įgamailą ir ateina laiškas, kada atsiras čia buy pozicija. Tai tarkim, jeigu priešingai atsiras. Jo. Nu, Timūrai, tai ar išmokai kažką šiandieną? Taip, tikrai išmokiau, tai kas yra market, kas yra limit, kas yra cross, kas yra leverages, sell short, buy long ir kaip atlikti signalą su indikatoriu. Let's fucking go. Dabar tik reikia, kad Ethereum signalas paeitų rytoj ir tada aš karočią va taip. Taigi, atvarėm pavalgėt. Tokių vaizdų. Atvarėm pavalgėt, Gailius su gera nuotaika, pagaliau. Nes vakar buvo ne kažką tikrai, bet šiandien man jau ne kažką, bet nieko tokio, pavalgysim. Bet gal prieiti prie kokių lyčių? Sveiki, padarysim trumpą recapą. Turim vakarą, nežinau kiek valandų, bet 3.10 Ethereum pozicija, kaip ir minėjau, mes turėtumėm pamatyti kažką iš jos pirmadienį, tai kol kas tai realiai minus 13%, bet kita pozicija, kurią atsiuntėm ryte ir nemokamai į grupę, plus 7-6%, bet minusas tame, kad aš su Timūru nesusiskambinau ir aš jam nesakiau, kad šitą poziciją atlieku, tai aš čia padėjau tik tai ganėtinai mažą pinigų sumą. Turim tokį recapą, laukiam pirmadienį, žiūrėsim, ką mums parodys Ethereumas. Sveiki. Žodžiu, ką mes atvarėm pavalgyti iš uždirbtų pinigų. Kodėl? Nes kaip matote, nemokamos grupės foto padarėm su Ethereumu dar 1% pelno. Kaip ir minėjau, visus signalus, kuriuos atliekam, siunčiam į nemokamą grupę, bet dabar, kad nespazmint, Timūrai, ką manai, kaip sekasi? Manau, tikrai gerai, tikrai geras rezultatas. Pakol kas tikrai gerai, vakar buvo minus 4%, tai biški buvo liūnė. Timūras padarba, tai labai čia iš jo neperspausim, nieko nedarysim, neklausim nieko per daug per kripto, tiesiog dabar pavalgysim, varysim įsimiegot, o rytoj susitiksim ir Timūro paklausim, ar atsimena, kaip atlikti signalą ir pabandysim, kad jisai atliktų dar vieną. Nieko jam nepadėdami, nieko neprimindami. Tai pažiūrėsim, kaip pasiseks ir iki rytojaus. Taigi, sveiki atvykę, esam Bybito ofisuose ir Bybitas gavo licenciją. Ką tai reiškia? Kad jūs susiregistruojat, gaunat $5 ir už 10 dienų, tai yra kitą mėnesį, jūs gausite dar papildomai 30 eurų. 30 eurų. Už 30 eurų, čia galima sakyti, gaunate Lietuvos dienos algą. Nemokamai. Dar vienas dalykas, ką siūlo Bybitas, tai galite atvykti, jeigu esate Dubajui ir galite prisėsti, pasidaryti live streamus, tradinti, ką norit. Galite daryti. Bybito ofisas yra prieinamas ne tik man, bet ir visiems jų vartotojams. Tik čia matote, žmonės dirba visi, komandos tradina, daro visokius eventus, viską. Patys suprantat ir kaip minėjau, užsiregistruojat, gaunat $5, mėnesio pradžioj, kitą mėnesį pasileidžia pilnai, gaunat dar 30 eurų, living life for free. Taigi galima pažaisti stalo tenisą, futbolą galima pažaisti, gali jums pasiūlyti visokių bananų, maisto, atsigerti, nu žodžiu, visko pilnai yra, pasikalbėti galima, kur nieks jūsų negirdėtų, įvairiausių visokių dalykų. Belia kaip gerai kvepia ir man rodos laikas šokti iš dantų. Tikrai ne vieną kartą esu čia apsistojęs, bet pirmą kartą Vagių steikas A5 greidas tokiam vaizde. Tenai priekį ten sėdi tokie, žinot, kokios pilietės žmonės, jie baisiai mūsų žiūri, nes jie nori būti tokie kaip mes, o mes atėjom nugalėti juos. Sveiki, mėlyjei. Dabar mes esam Dubajo, jūs jau tą žinot. Ir mes tiesiog su Lietuvos verchu, iki su apsistumisu, dabar nuėjom tiesiog pavalgyti. Ir ką mes norim pasakyti, kad mes pradėjom mokinus, jisai pradėjo mane mokinti, kaip trading, ką daryti. Dabar praėjo kelių dienų, aš nežinau tiksliai kiek, ir dabar mano pelnas yra 129% pelno. Taip, ne?
aš labai dėkingas esu apsistumusiu. Ir dabar mes norim atšvęsti. Už tai išgerti. Aš visiškai nieko nežinojau apie tradinimą, visiškai nieko nežinojau apie kripto. Ir dabar aš supratau, kad galima daryti gerus pinigus iš to. Prašau, siekit, žiūrėkit, naudokit visą informaciją, kuris siunčia jums į free grupę. Ir dabar einam išgerti į jūsų sveikatą. Jaučiu, kad nesimato, bet ta pati pozicija. Kol pozicija yra neuždaryta, tol nėra pelno. Kol pozicija minusė yra irgi neuždaryta, tol nėra minuso. Tai kol mes neuždarė, mes nieko neturim. Jeigu mes dabar uždarysim tą poziciją... Jeigu dabar uždarysim poziciją, tai šitas balius nemokamas. Tu statai. A ne? Tai uždarys statai balių ar ne? Davai, bok, davai. Klausau. Viskas. Timūras stato. Tik tai problema, kad dėjo mes $20, tai pakėlėm $2 ir likusius 500 eurų aš mokėsiu. Sąskaitė bus koks 500 eurų, Timūras moka 2 eurų, aš 4,8. 1, 2, 3. Ačiū, Kripto Lietuva. We remember you. I can't remember, but I already know 2 words. Sri Lanka. No lyrics, but this is the guy. Sri Lanka. Trumpas rekepas per taukiną pripisau tiek, kad kurva nesididžiuoju. Pričiupo dėdė pristatas nežonis ir ieškoti išgelbėkit. Aš tai šiaip esu atsimerkęs, bet... Visi dugną einam, greičiau. Padėjau jau, blėt. Neatrodo. Peisi. Ar peisi, ar ne? Aš jau pisau. Gerai, varom. Sako, davo dugną. Pisau dugną, bet nėra gerai, tikrai nėra gerai. Vienu žodžiu, dabar mes esam nacho GBR ir Dubai, blėt, rajonas, Jumeirah Beach Residences. Pažiūrėkit dabar, pažiūrėkit. Minimum 20 aukštų nahui residential apartments. Ir minimum 3 štukas dirham už vieną mergą. Pažiūrėkit dabar į kairę. Taip. Marcinai, o aš visą šitą laiką galvoju, blėt, aš gyvenu, blėt, šitam Dubaju, aš gyvenu, blėt, turiu, blėt, darbą, turiu tas, kitą, aną. Ir galvoju, ką man reikia daugiau. Ir aš supratau. Man reikia litovcų. Žiūrėk, Nausėda, duok tu jam tą pasą, naho, ar tau gaila, blėt. Jisai, blėt, pabėgo, nes jūs jam nedavėt pasą, blėt, žmogus treidina, kad nusipirktų pasą, 200 eurų. Nausėda, tu net pats nežinai, kad 200 eurų už pasą. Mes žinom. Taupom žaibos, blėt. Man reikia litovcų gyvenimą, kad, blėt, pis baisių, na. O tai va, kaip baisių, blėt, dabar, na. Mes pisam valgyti. Писип. Ай, кто нахуй? Дар. О, блядь. Vaima. Tu, kaip aš taip nenorėjau niekada prisigauti ir taip, kurva, prisidaviau. Eik, tu, nahu, bet aparatų, galima paiš aparato, galim nuėti, pažiūrėkit, iš aparato liko. Tu, nahu, blėt. Čia gerai pisam, šiandien mes. Sveiki visiems, mėliai, mano vardas Timūras, galimai jau pažįstat, jeigu nepažįstat, tai atpažinsit. Lietuviškai nelabai gerai dabar, nes vakar buvo galimai daug išgerta. Kodėl galimai, nes nieko, blėt, neatsimenu, bet tikrai atsimenu, kaip daryti babkes. Ir tą dabar noriu apibendrinti biškį, šiandien padarysim tokį trumpą apibendrinimą. Aš žiūrėjau Kripto Lietuva Telegram kanalą, ten buvo atėjusios naujienos. Ir jūs galite pažiūrėti, visas naujienas ten visą laiką būna, visą laiką atsiunčia, kad dabar US svarsta prisijungti prie karo. Ir kas tai reiškia? Reiškia, kad karas niekada nereiškia gerai. Karas niekada nebūna gerai. Todėl. Vakar dariau short poziciją Fartcoin'o. Pakol kas viskas eina gerai. 20x leverage. Kaip bus toliau, editorius, kameramanas viską jums pridės į ekraną.
jūs viską matysit, taip pat matysit viską per Kripto Lietuva. Sakom ir tikėkimės, kad viskas bus gerai. Pas mus visą laiką būna gerai. Bet ne šiandien. Vakar buvo too much. Šiandien jau moralkės muša, bet procentai kyla į viršų. Ačiū jums visiems, kad žiūrėjote. Aš myliu visų ir tikėjomės, čia ne paskutinė mūsų kartą su ponu Martynu Gailiūnu. Tikėkimės, kad jis atvažiuos dar. Jisai pamiršo pagrindinį dalyką, kad kiekvieną šeštadienį, bent 2-3 savaitės iš eilės mes susiskambinsim ir toliau mes įmokinsime ir Timūras kurs tiktokus, aišku, rusų kalba. Turbūt, aišku, ir lietuviam galės kažką po ekskluzyvinio kelti, tai galėsite įsekti irgi tiktoką. Paliksim linką bio jo tiktoko. Taip ir bus. Ačiū labai Kripto Lietuva. Iki susitikimo. Ate. Taigi atėjom pasidaryti čekiautą, bet tai nėra pabaiga. Mes su Timūru toliau dirbsim, bandysim daryti live streamus. Jis neturi kompą, tai gal nupirksim kompą, kad galėtų prisijungti ir susitiksime ne šį, o kitą šeštadienį.